10 atsidaro. Kiek dabar? 10:01. Tai pusryčiai buvo dešrainiai. Šiaip labai geras dylas. Nuvarai į šeldą galinę. Ne kiekvieną. Bet susimoki už dešrainius ir gauni dušą. Ne, ten siūlim, kaip ten, buvo parašyta maistą, ne, 10 zlotų yra dušas ir tu gali išleisti realiai maistui tam dalykui. Tai jo, sako, dešrainiai. Po 12, man atrodo. Kuria šiai dienai čia atvyko? Ne šiandien tikrai. Tai jo. Tai gavom ir dušą ir dešrainių pusryčiam. Jo. Nu, vakarienį gavom dušą pusryčiam dešrainių, nes nepasiėmėm, tai gavom šiltus dešrainių. Atvarim čia. Ja. Ui, žiūrėk, kaip sudaužė. Vandalai. Debilai. Žiauru. Kokias smaigas. Va, koksai. Pilaitis. In Sieveris. Kažką čia laiko įtartino. Jeigu taip saugo. Ten yra grandinė ištiesta, kad niekas nepraeitų ir nepavogtų. Kaip Diena sakė, turėtų šiandien 10 veikt, bet šiandien yra 10:23, labai neveikia. Šlapia. Jau Dėl to reikėtų neveikia. mokėti tokius pataikį. Nu, filmuoji kaip pro. Jo, paskui stabilizationą reikės dėti belio kokį. Labai sušlapom, grįžom atgal. Valo tualetą, tai kai baigs valyti, mes jį nueisime. Mašina užsirakino, dėdė į mane žiūri įtartinai. Man tas stovi. Sušlapo batai. Minčių lietus. Kaip galvojat, kiek turim temperatūros? Laukia, oi, ne, taip, beveik, o. Laukia ir 29, viduj 23. A Dianai biški vėsauka, su kožykė sėd. Ir vairuoja. Kur veži? Nu, nes. Mes buvome prieš tai, buvo apie 19 ir lietus. Čia 10 laipsnių skirtumas. Nedaug, bet kokie gražūs. 2 valandos skirtumas ir 10 laipsnių. Tough. I thought the bomb was dropping. Maybe it was. Maybe it was. There's a big boom. Tai važiavom ir atvykom į Lodzę. Čia visur, kur matot plytas, tai čia buvo gigantiškas fabrikas. Va visur čia fabriko teritorija, visiškai gigantiška. Nu tai kas be ko nuėjom ir į to fabriko muziejų, pavaikščiojom, labai šalkom, išieškojom maisto, radom pačią geriausią, nežinau, bistro, valgau čia kažką su naminiu kotletu, net nelabai įsivaizduoju ką, kažkas kaip burgeris, man tas valgė zapiekanką, burgeris buvo dieviškas, zapiekanka sakė okei, tai vat į bistro pauzą jūs tiesiog privalot atvaryti. Nu tai ką, dar tada biškį prasivaikščiojom po Lodzę ir manau, kad mes keliavom miegoti ir tai buvo mūsų vienintelis kartas, kaip mes miegojom Airbnb. Sekančią dieną man tai reikėjo dirbti, tai mes papusryčiavom pierogais ir išėjom į kažkurią iš centrinių bibliotekų. Manau, kad čia nebuvo pagrindinė, bet štai irgi buvo gana sena ir gana jauki. Svarbiausia turėjo Wi-Fi. Tai palikau man tai dirbti, išėjau žiūrėti į muziejų. Čia kažkokio labai turtingo bičo namas. I mean, you can tell, nes interjerai va tokie, va, nu įsivaizduokit, gyveni savo ramiai va tokiuose va vaikštai. Aš aišku nepraleidau nei vienos progos nusifotkinti veidrodyje. Aš buvau visiškai šokiruota interjero detalėmis
Ir visas šias nuotraukas, ką aš prifotkinu, jos buvo skirtos išskirtinai Mantui, kad jisai pasigrožėtų tai, ką sugebėjo praleisti. Čia galit pamatyti, kaip pastatėlis atrodė iš išorės šiek tiek. Va šičia yra žmonelės buduaras, toks visai nieko, su tokiais veidrodžiais, pro kuriuos obviously negalėjau praeiti. Štai taip atrodė laiptinė. Įsivaizduokit, Vilniuje tokią laiptinę turėti. Max. Tada čia toks atpraėjimas į konferencijų salytę. Toks visai nieko. Apšvietimas ir, įsivaizduokit, tokiais koridoriais pavaikščiat. Ir čia be abejo laiptinė iš apačios, kaip be to. Stop, puść mnie. Ne. Tam jest jakieś zdjęcie na pamiątkę z tą kasetki, to dziękuję. Tekstilės muziejus. Negi jūs manėt, kad mes jau tiek pavaikščiojom ir viskas. Nei velnio. Tai mes nukeliavom į didžiausią tekstilės muziejų. Jis buvo, nežinau, iš belekiek pastatų. Pikta teta sakė, kad mes per visus net nespėsim praeiti. Dėl to teko išsirinkti vieną kažkurį, kuris plius minus universalus. Čia šalia turgelėje, čia šalia irgi turgelėje. Anyway. Labai rekomenduoju užsukti, pasižiūrėti tekstilę, kokią gamindavo lodziai ir praeiti jį visą, nes jis labai gražus, senas, iš plytų ir ten daug eksponatų, ką verta pažiūrėti ir ko mes dėja nebespėjome. Diana renkas, ką apsirengt šiandien. Ką išsirinks? Šitą. Maudimuką? Ne. Okay. Aš noriu, kad daugiau algos man mokėtum. Prašau, mokėk daugiau algos, direktorė. Direktorė, tai kada man pakelsi atlyginimą? Aš nedirbsiu. Kokį man tas pastatą rado, aš labai tingiai į lauką. Therefore filmuojama šitaip. Buvo fabrikas jaučiu kažkada. Nes lodziai visur visada buvo tik fabrikas. Kaip čia taip spėjote į pusryčius? Šiandien pusryčiams. Bandelės šviežios vakar vakare pirktos. Kavytė, sriubytė, pieniukas. Pusryčiaujam prie Šano, kadangi planuojam netrukus jį užeiti, apsipirkti. Iki uždarimo turėtume pabaigti, ne? Aš manau. Mes turim kiek čia porą 3 valandų. Jau. 6 valandėlės. Porą 3. Turėjo 4, nežinau, kiek valandų. Mes 10 nuėdėjome, ne? Apie. Tai beveik 5 valandas. 5 valandas šopingo. Dabar 5 valandas 50 važiavimo. Tai taip eina mūsų paskutinioji diena Lenkijoje. Paskutinios valandos. Jo, 5, 6 beveik. Žodžiu, vat mūsų pietukai yra kebab mišrainė.
pasidžiaugti jau. Tada tortilija, jinai pradeda pūstis, nes aš saulėje dabar jau laikau porą minučių, belė kaip karšta. Tada manto bandelės, neaišku su kuo, saldžios, savytė, jogurtukas ir nedabaigta ryte bandelė, zapiekanka. Su daržovėmis, rekomenduojama iš bedrionkos. Bedrionkoj buvo skaniausia zapiekankos su daržovėm. Mano favorite dar buvo bandelė su kariu ir vištiena. Visai patiko. Ir berlinka. Tai čia kaip Lidlo bandelė su dešrelė, tik tai ten kitokie padažai viduje yra. Važiuosim namo. Gerbiami draugai ir nedraugai. Liko netiek jau daug, iki Lietuvos sienos mūsų kelionė eina į pabaigą. Porą žodžių. Ir gana. Porą žodžių. Labas vakaras. Taip ir gyvename. Dar ilga kelionė laukia. Lietuvoje. Svarbiausia netrukus į ją įvažiuoti. Ar mes Lietuvoje? Dar ne. Definitely not. Tuoj grįšim. Mantai, Ką? sveikas atvykęs į Lietuvą. Ačiū.